Labas vakaras, Lietuvos ryto televizijos eteryje aktualių pokalbių laida Lietuva. Tiesiogiai. Rytoj vyrų krepšinio rinktinė pradeda pasirengimą Liepos pradžioje įvykstančiai atrankai į Olimpines žaidynes. Ir šį vakarą Kaune, Laisvės alėjoje, kalbame su vyriausiu rinktinės treneriu Kęstučiu Kemzūra. Labą vakarą, treneri. Labą vakarą. Tai, treneri, jau pasilgote trenerio darbo turbūt? Taip, žinoma. Na, visi šie metai nuo Europos krepšinio čempionato. Ką veikėte? Turbūt nebuvote dykas? Ne, dykas nebuvau, nors komandos netreniravau, bet daug stebėjau kitų trenerių darbo, tiek rungtynės, tiek treniruotės. Stebėjau kandidatų žaidimą. Pats skaičiau paskaitas, sakysim. Taip. Dėstytojo darbą, pedagogų dirbote? Visokį. Kauno kūno kultūros universitete? Ir ne tik. Ir ne tik. Daug kur, ar ne? Taip. Tai gal ir naudinga tokia žiema? Pamatysim. Na, o be klubo, tai pirmi tokie metai per daugelį metų jūsų karjeroje. Jau rudenį turbūt norėtumėte intensyvesnio darbo. Kaip? Taip ieškosime, sakysim taip. Prie to aš nesakiau, kad aš visiškai nedirbsiu, tiesiog taip išėjo, kad tą pertrauką gausi. Stengiausi ją išnaudoti kaip galima produktyviau. O dabar žiūrėsime toliau. Pirmiausia, aišku, vėlgi prioritetas yra rinktinė. Ir čia prasideda tie visi pasiruošimai, pradėsime pasiruošimą ir kvalifikacinės varžybos. Labai norisi patekti į Londono olimpinės žaidynės. O toliau, kaip sakant, esu atviras visiems klubams ir visiems pasiūlymams. Taip, mano, sakysim, tie žmonės, kuriais aš pasitikiu, su kuriais dirbu, tie vadinami agentai, jie dirba savo darbą ir matysim, kaip čia toliau viskas. Na, treneri, jau trečia vasara, kai dirbsite su Lietuvos vyrų krepšinio rinktinė, kaip vyriausias treneris. Ar šiemet jūs turėjote didesnį pasirinkimą, lyginant su pirmaisiais metais šiame poste, ar mažesnį? Kaip pasikeitė situacija? Pirmais metais, manau, turėjau mažesnį, nes kai kurie neatvyko. Antrais metais dėl to buvo, sakysim, vėlgi ribotas dėl kai kurių žaidėjų traumų, netekčių. Šie metai galbūt buvo didesnis pasirinkimas, bet aš tiesiog kai kuriuos apsisprendimus pats apsisprendžiu ir aišku, pasikonsultavęs, pasišnekėjęs su savo asistentais, pagalbininkais, bet priėmiau tokius kai kurios sprendimus ir tiesiog nebandydama žaidėjų ir nekviesdamas jų į pirmasis stovyklas. Nelabai yra laiko tam. Na, kalbant apie rinktinę sudėtį, Šarūnas Jasikevičius. Kodėl rinktinėje jums reikia Šarūno Jasikevičiaus? Savo didžiausią pergalę karjeroje esate pasiekęs be jo. Nereikia čia susijęti tų mano pergalių ir Šarūno Jasikevičiaus. Aš tikiu, kad su juo, manau, kad rinktinėje jisai yra reikalingas ir su juo galime pasiekti taip pat daugiau, negu kad be jo. Ir jisai demonstravo ir šį sezoną, kad jisai dar turi parako. Žaidžia geriausiai tada, kada labiausiai reikia. Būtent, kada labiausiai reikia. Bandysim jį truputį gal kitaip išnaudoti negu kad per Europos čempionatą. Na ir manau, tai, kad jisai motyvuotas ir aš tikiu, kad jam jėgų irgi užteks. Bet to jisai geras derinys, mano manimu, su Mantu Kalniečiu. Na, o brolių nekvietimas, brolių Lavrinovičių nekvietimas į rinktinę, suprantu, kad Darijušas netgi užsigavo, kad jo neįspėjote apie tai, kad jis nebus kviečiamas. Nemanau. Jeigu užsigavo, tai kaip čia, belieka apgailestauti. Nenorėjau nieko užgauti, bet yra tokia realybė. Mano pareigos leidžia man pasirinkti ir kviesti arba nekviesti tam tikrus žaidėjus. Ir aš dar kartą pakartosiu, kad tie žaidėjai, kurie nepakviesti, tai nereiškia, kad jie blogi ar ten kažkas netinkami, tiesiog
man taip susidėliojo ir ne visus aš matau kažkokiam tai galutiniam paveikslę, sakysim taip. Aš manau, kad toj pozicijoje yra pakankamai kitų žaidėjų ir aš nenoriu eikvoti ir tų žaidėjų, sakysim, laiko. Ir po to gale, tą priimt sprendimą, gale po to stovyklos sakyti, atleiskit, jūs nepraeina. Kaip aš sakiau, aš tam tikrus sprendimus jau padariau anksčiau ir šioje vietoje. Kita pusė, reikia suprasti, aš manau, kad broliai patys supranta tai, kad ta jų sveikatos būklė, kaip čia pasakyti, jie žaidžia, jie sportuoja, treniruoja, demonstruoja gerą krepšinį ir tai džiugina. Bet žinant jų senas bėdas, jų traumingumą, sakysim, jų tai, kad jie turėjo keletą net operacijų tam tikros, yra gana rizikinga ir aš manau, jiems patiems būtų, ypač ta kelionė mumis laukia ilga, tai galėtų ir atsiliepti. Nu, o šiaip tai aš manau... Kelionė jūs turite omeny dar atrankos turnyrą, tai turite omeny? Būtent, net į stovyklą, į Houstoną, į Venezuelą, skrydis, ilgas skrydis laukia. Nu, aš tai tik tai manau, kad, nu, vėlgi, kaip sakau, nemanau, kad jie turėtų užsigauti. Jie yra šeimos dalis, sakysim taip, jeigu mes rinktinėm, jie daug nusipelnė ir niekas tų nuopelnų jų nepamiršo ir nenubraukė. Tiesiog yra mano toks pasirinkimas. Na, treneri, dėl Donato Motiejūno, ar tiesa yra tai, kad jis nevažiuoja, nes neturi parašo su Houston Rockets, ar tiesa yra tai, kad jis galbūt irgi užsigavęs, nes 2 metus iš eilės nepelnė jūsų pasitikėjimo, ar tiesa yra kažkur per vidurį, kaip jūs pats manote? Aš manau, kad jisai nevažiuoja todėl, kad jisai neturi to kontrakto pasirašęs su Houston. Bet jisai man taip tvirtino ir teigia, kad tai jokių asmeniškumo ir jokio nėra. Bet kad jums būtų ramiau, jūs paskambinkit, pasiklausinėkit ir paklauskit jo. Jisai taip pats gali atsakyti. Jis sako tą patį, kad jam nėra kontrakto ir tiek, man šiuo atveju rūpi jūsų nuomonė. Na, treneri, apskritai, kaip įmanoma 2 kartus per vasarą tai pačiai komandai pasiekti maksimalią formą? Nu, nebus lengva, bet mes esam sudarę tą planą. Todėl, kad grįžę iš kvalifikacijos turnyro mes turėsime apie 3 savaitės, 20 dienų ir mes jau esam suplanavę, kaip mes jas praleisime. Bet kol kas neperšokam to griovio ir pirmas etapas yra pirmas žingsnis, kvalifikacijos turnyras. Na, 2 turnyrai ir 12 žaidėjų. Juk yra galimybė ir jį pakankamai didelė, kad, tarkim, viename turnyre Venezueloje kažkas iš tų 12 gali gauti traumą. Kas tada? Ar jūs paliksite tokį trumpą sąrašą, kas dar lauks jūsų skambučio, jeigu kažkas nutiktų vienam iš 12? Kaip spręsit tokią situaciją? Tai tam ir yra sąrašas 24 žmonių. Tam buvo tas išankstinis ir sakysim, tokiu atveju situacija keičiasi ir aišku, kad skambinsim, jeigu kokia ta trauma, jeigu ta žaidėjas negali atsigauti, ar ten skambinsim ir kalbėsime su tai žaidėjais, kurie, sakysim, dabar nepateko. Ir jeigu jie pasiruošę padėti ir rodys iniciatyvą, o nebus užsigavę, ir kažkokias tai asmeninės ambicijas rodys, nu, su asmeninėm ambicijom tada jau niekur nenuvažiuosi, nieko nebus tada. Bet jeigu jie bus, sakysim, pasiruošę, tai bus, tai aišku, kad mes papildysime. Tai suprantu, kad iš Houstono į Venezuelą jūs ketinate vykti jau 12 žaidėjų, bet dar keli bus tarsi laukimo režime, ar ne? Kas jeigu? Taip turbūt. Taip, mano planas toks, aš norėjau, kad 15 žaidėjų pradėti stovyklą ir sportuoti iki pat kvalifikacinio turnyro. Taip, kaip jūs ir pastebėjote, todėl, kad dar Houstone mes pakankamai ilgą laiką būsime ir treniruosime apie 9 dienas ir žaisime rungtynes. Ir visko gali nutikti ir nesinori likti trumpiems. Ta prasme, trumputo sąstato, kaip jis vadina. Norisi išnaudoti visus. Todėl, nes paskui atsikviesti čia ne Europoje, atsikviesti krepšininkus būtų sudėtinga, net ir juos atsikvietus, juos įvesti į visą
komandos sistemą ir žaidimą būtų labai sudėtinga. Todėl sprendimas yra toks, kad 15. Todėl, kad kai kurie žaidėjai vis dar žaidžia dar savo čempionatuose, jie prisijungs vėliau. Ir reikėjo papildyti, bet kad nebūtų vėl tas, pradėsime šiek tiek su mažesniu skaičiumi, ne su 15. Ir kaip ir minėjote, iki Venesuelos turėtume išlaikyti 15 žmonių skaičių. Po to teks kažkam tai pasakyti, padėkoti ir su kažkuo tai atsisveikinti. 12 te važiuoja, nors aš labai norėčiau gal ir visus 15 vežtis. Nuėjus tokį kelią, bet dėja yra tokios taisyklės ir taip reikės padaryti. Grįžus, matysime, kokioje mes būklėje ir tada galbūt kalbėsime. Na, treneri, komanda, rinktinė 2,5 mėnesio, jeigu kalbam apie optimistinį scenarijų, 2,5 mėnesio treniruojasi, žaidžia kartu. Tokio ilgo laikotarpio dar niekad nebuvo. Ar čia yra kažkokių galimų problemų dėl to, kažkokių sunkumų, ar ne? Pagyvensim, pamatysim. Manau, kad jeigu bus toks ilga ta vasara, tai jinai bus, reiškia, steigiama, bus pozityvus jausmas, reiškia, mes nuėjome tolyn, mes praėjome, mes pateko olimpiadą, tai ko mes siekiame. Tai aš manau, tokiu optimizmas turėtų mums padėti. Čia trumpam stabtelsime ir po trumpos reklamos pratęsime pokalbį su Lietuvos krepšinio rinktinės vyriausiųjų treneriu Kęstučiu Kemzūra. Likite su mūsų kanalu. Taigi mes grįžtame į Kauno Laisvės alėją, kur kalbame su treneriu Kęstučiu Kemzūra. Treneri, Venesuela, jau prisiklausėte visokiausių kalbų ir pasakojimų apie betvarkę ir chaosą, kuris jūsų laukia Venesueloje? Girdėjau, bet man svarbiausia, kad nebūtų betvarkės ir chaoso mūsų komandoje, rinktinėje. Bet mes visi būtume drausmingi, vieningi ir susitelkę ir būtume geriausios formos. O visa kita, aš manau, jeigu mes kartu ir žaisime gerai, mes galime įveikti. Na, turbūt prieš 14 metų Lietuvos žaidėjai būtų nusispjovę į bet kokias sąlygas, nes sovietmečių buvo matę visko, ar ne? O dabar, jie lepesni, ar ne? Kaip jūs pats manot? Aš manau, kad mūsų vyrai vis tiek jie matė ir to, ir ano. Ne patys lepiausi. Ne patys lepiausi. Ir taip, daugelis jų žaidžia aukščiausiam lygyje ir sudarytos geriausios sąlygos. Ir dėl to manau, kad rinktiniai ir vėlgi dėka gero federacijos darbo, sakysim, aprūpinta ir lygiuojamas į geriausias sąlygas. Jeigu mes save laikome ir mes norime būti Lietuvos krepšinio elitu, tai mes ne tik tai, kad ir sąlygas, bet ir darbo, ir metodikos požiūrių, mes taip ir norime būti elitu. Na, treneri, tai Lietuva žais Londone ar ne? Kaip jūs manote? Žais. Žais. O jūsų paties planas šiai vasarai, olimpinis medalis? Yra tų planų, bet, kaip aš sakiau, pradedam prisižadėti galima daug ko, bet reikia įvykdyti. Tai geriau kalbėti po to, kada įvykdai. Na, bet kuriuo atveju, turbūt, jeigu kažką užsibrėži, tai lengviau siekti, ar ne? Jūs pats savo esate atsakęs tokį klausimą. Na, šią vasarą norėčiau to ir to. Kiekvieną vasarą, kada dirbi, užsibrėži maksimaliai geriausio rezultato, kad siekti. Nesiruoši tam, kad užimtum 5 vietą arba 7 vietą. Tam nesiruoši, tikrai. Ruošiesi tam, kad užimtum aukščiausią vietą. Ir žaidi su kiekvienu varžovu, išeini norėdamas jį nugalėti. Ir tam nusidėkia. Kągi, treneri, ačiū Jums už Jūsų laiką. Jums geriausios sėkmės pasiruošimo turnyre ir olimpinėse žaidynėse. Dėkui. Ačiū žiūrėjusiems, tai buvo laida Lietuva tiesiogiai. Mes pasimatysime rytoj, tuo pačiu metu. Gero vakaro su mūsų kanalu. Iki.